Būkite pasveikinti. Atvykote į bene didžiausią, įspūdingiausią, daugiausia kainavusi, moderniausią, avangardiškiausią Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorinį pastatą Pažaislio vienuolyną. Šį pastatą prieš daugiau negu 300 metų, tuo metu miškingose vietose, atokiai nuo pasaulio, pastatė LDK didysis kancleris Kristupas Zigmantas Pacas ir fundavo jį kamaldulių vienuoliams. Tačiau ir šiandien Pažaislis mus visus stebina, džiugina ir intriguoja. Kuo? Patikėkite, čia tiek daug mitų, legendų, simbolių, kodų, užkoduota tiek, kad esu įsitikinusi, Da Vinčio kodas prieš Pažaislį nublanksta. Tad leiskite man, Indrai Ramanauskienei, Svetingumo komplekso Montepacis įkūrėjai, ir pasistengti bent dalį tų kodų jums šiandien ir papasakoti. Apie svetingumą šiek tiek vėliau, o dabar apie patį pavadinimą. Kodėl Montepacis? Todėl, kad nepaisant to, kad šiandien mes visi žinome šią vietą kaip Pažaislį, Kristupas Zigmantas Pacas, mecenatas ir statytojas, visose savo laiškuose ir fundacijos rašte šią vietą vadino Montepacis. Ką tai reiškia? Pažodžiui išvertus tai yra taikos arba ramybės kalnas, bet kas pasakys, kad Pacas nenorėjo savęs dar ir šitaip įamžinti, ne tik šito gražiu statiniu, kad tai yra Paco kalnas. Na, bet Pažaislis liko visiems laikams ir įeina į istoriją kaip Pažaislis. Taigi, Pažaislis – baroko statinys, o barokas, kaip žinia, kupinas ir vadinamas ne tik šešėlių architektūra, bet barokė yra labai daug aritmetinių, geometrinių mįslių, simbolių ir paslapčių. Mokslininkai išskiria, kad Pažaislyje lygiai taip pat yra 1, 3, 6, 9, 12, bet esminis Pažaislio kodas, raktas, yra trejetukas. Pradedam nuo to, kad Pažaislis turi 3 pagrindinius taškus arba slenkščius. Prie vienojo didžiųjų vartų mes dabar ir stovime. Barokas yra dar svarbus tuo, kad statytojai ypač akcentuoja vietą ir tašką, iš kurio žmogus į statinį žiūri. Taigi manoma, kad būtent didieji vartai yra idealiausia vieta ir iš čia idealiausiai atsiskleidžia Pažaislio grožis, didybė, tai reiškia atspindi statytojo, sumanytojo viziją. Grįžkim prie mitų. Vėliau pasakysiu, koks šiandien dienai neįmanomas užrašas dėl diskriminacijos kabėjo ant didžiųjų Pažaislio vienuolyno vartų daugiau negu 100 metų. Kągi, kviečiu žengti šitą slenkstį ir įžengti į beveik 100 metrų ilgio Liepų alėją, kuri vėlgi 100 metrų įeina į trejetuką dėl to, kad užima lygiai trečdalį Pažaislio vienuolyno ansamblio teritorijos. Kągi simbolizuoja Liepų alėja? Anuomet buvo manoma, kad ėjimas vien Liepų alėja žmogų priverčia susimastyti, galbūt apie gerus, galbūt apie mažiau gerus darbus ir įžengti, tiksliau peržengti jau antrąjį slenkstį, jau žmogus turi būti lyg ir pasiruošęs. Dar grįžtant prie trejetukų, mokslininkai teigia, kad vien vaikščiodami po Pažaislio vienuolyną, kad ir nematydami, nepastebėdami trejetukų, iš kurių susidaro šešetukai, devintukai ir taip toliau, jūs nebejotinai jausite jų poveikį ir manoma, kad jie paliks jūsų įspaudą ne tik pasaulėvaizdoje, bet net ir sieloje. Žinoma, neišsigąskite ir kliaukitės kitų žinomų pasakymų. Sakoma, kad nesvarbu, koks geras atėjai į Pažaislį, nebejotinai iš jo išeisi geresnis. Kad Pažaislis gražus statinys, turbūt niekas su manim nesiginčys. Tačiau drįstu manyti, kad ne visi žinote, ką Pažaislis atspindi iš dangaus. Jeigu kartais tektų jums naudotis Kauno Marių regioninio parko laisvalaikio pramogomis ir, pavyzdžiui, skristi virš Pažaislio oro balionu, nuleiskite akis ir pamatysite taurę. Būtent 2 balandžiai geriantis iš vienos taurės, būtent tokį vaizdą mokslininkai sako, kad Pažaislis ir atspindi, kaip ir visi kamaldulių vienuolynai, kadangi pagrindinis kamaldulių kongregacijos simbolis yra mano minėti 2 balandžiai. Pagaliau įžengėme į Montepacis erdvę. Kaip minėjau, Kristupas Zigmantas Pacas, statydamas vienuolyną, šią pastato dalį, tai yra istorinius svečių namus, įrengė
ne vienuoliams, įrengė savo ir savo svečiams Karietų aikštę. Kodėl jinai vadinama Karietų aikštė? Ogi todėl, kad 17 amžiuje ji buvo projektuota ir pastatyta taip, kad čia tilptų įvažiuoti, apsisukti ir sustoti karietos. Ir tik įsivaizduokite, kaip iš jų išlipdavo gražios pasipuošusios damos, LDK didikai, gal net karaliai. Tačiau labai džiaugiuosi, kad ir šiandien Karietų aikštė šurmuliuoja, gyvuoja savo gyvenimą. Čia lankosi gražūs žmonės, vyksta gražūs renginiai. Taigi, peržengėme antrą iš 3 mano minėtų slenksčių ir esame vėl ramiojoje vienuolyno dalyje Šventoriuje. Manau, pats laikas paminėti statytojus Pažaislio vienuolyno. Nežinau, ar pajutote, dauguma sako, kad pajunta. Čia, sako, lyg mažoji Italija. Ne veltui. Pažaislį statė, tapė, kūrė, projektavo dauguma italai. Tačiau simboliai, tos pačios medžiagos, idėjos, istorikai mano, kad atvežtos iš įvairiausių Europos kraštų. Bet prisiminkime, mecenatas, statytojas, sumanytojas ir žmogus, kuris finansavo visą Pažaislio statybą, buvo lietuvis. Galime pasidžiaugti, kad Kristupas Zigmantas Pacas buvo labai išsilavinęs mecenatas, gavęs universitetinį išsilavinimą geriausiose Europos universitetuose, daug keliavęs, daug matęs, be to domėjosi architektūra, menu, mokslu. Todėl Pažaislyje yra ne tik daug gražių, įdomių, net novatoriškų elementų pačioje architektūroje ir dekore. Pasižiūrėkite į bažnyčią. Bažnyčia yra šešiakampio kupolo formos, kas buvo itin novatoriška ir nauja 17 amžiuje. Dauguma bažnyčių buvo statomas aštuonkampės. Dar kas yra įdomu, matome 2 bokštus ir įgaubtą fasadą. Tai vėl buvo labai naujoviška. Maždaug po 100 metų pradėjo dominuoti tokios bažnyčios. Kodėl Kristupas Zigmantas Pacas pasirinko tokį sudėtingą nuomet bažnyčios statymo, projektavimo ir kūrimo tokį projektą, mes nežinome, tačiau galim pasidžiaugti, kad maždaug po 100-mečio jau pradėjo patyrę ir gerbiami istorikai ne veltui Pažaislio vienuolyną ir bažnyčią lygina su gražiausiomis Romos ir Londono bazilikomis. Vėlgi, kalbant apie Pažaislį, minėjau, kad yra labai daug mitų ir legendų. Tai vienas iš mitų yra labiausiai gajus, ko gero. Tai yra pati vieta. Kodėl būtent čia Kristupas Zigmantas Pacas nusprendė statyti vienuolyną? Mitų lygmenyje vieni mitai sako, kad čia buvo raganų ir velnių kalnas. Kiti priešingai sako, kad čia buvo šventųjų kalnas. Tačiau istorikai aiškina tai kur kas paprasčiau. Iš tiesų, norėdamas fundatorius statyti ir funduoti Kamaldulių vienuolynams vienuolyną, vieta turėjo atitikti, jeigu galima tai pasakyti, techninius vienuolyno reikalavimus. Kamaldulių vienuolynas turi būti pastatytas atokiai nuo miesto, anuomet logiška, Kaunas buvo kur kas toliau. Vienuolynas turi stovėti ant kalno arba bent jau kalvos, įsivaizduokime, marių nebuvo, tai čia buvo labiau kalnas. Ir žinoma, turi būti gėlo vandens, nes Kamalduliai, kaip ir dauguma Benedikto vienuolių, nevalgo mėsos, tad turi turėti galimybę pasigauti žuvies. Ir čia netoliese anuomet tekėjo Žaiščio upelis. Ir būtent nuo to Žaiščio upelio pavadinimo žmonės šią vietą ir vadina Pažaisliu, o ne Montepacis. Prisimenat, kaip sakiau, kaip fundatorius norėjo, kad mes vadintume. Taigi, vieta atitiko techninius reikalavimus, ir buvo Kristupas Zigmantas Pacas, yra užrašytas vienas faktas, kas liečia pinigus. Apie Pažaislį, kad iš Kauno teisėjo Samuelio Jono Oborskio už 4000 auksinų Pacas nupirko didelį plotą žemių. Tai ne tik šitas plotelis, kuriame mes esame, tai ir aplinkiniai kaimai, kurie dabar yra po mariomis, dvarai, malūnai ir visos kitos veikiančios įstaigos su visais ten kaimų gyventojais.
Nes kamalduliai, kaip ir dauguma vienuolių, jie meldžiasi, jie nedirba darbų, tai logiška, kažkas turi juos išlaikyti. Beje, įdomu tai, kad visada kyla klausimas, kiekgi tai kainavo. Kaip minėjau, tai yra laikoma, kad tai yra vienas brangiausių mūsų Lietuvos istorinių statinių. Aišku, kad faktų, kiek tiksliai fundatorius pinigų išleido, nėra. Netgi anuomet buvo madinga sudeginti viešai ir viešai išdidžiai pareikšti, kad tik man ir jam, tebūnie žinoma, kiek aš čia pinigų išleidau. Na, bet yra minima, kad padaręs maždaug 1/4 statybos darbų, fundatorius sakė, maždaug 1 milijoną jau išleidau, o tų darbų dar nesimato nei pradžios, nei galo. Tačiau iš laiškų matosi, kad fundatorius buvo reiklus, netgi šiukštus užsakovas. Jis stropiai ir atkakliai ragino teirautis, ieškoti, kur medžiagas galima įsigyti pigiau. Tačiau kita vertus, tokio kiekio marmuro vežamo net iš Krokuvos, o anuomet atvežti vandens transportu didelį kiekį marmuro, jį pritaikyti, samdyti profesionalus, kurie galėtų jį tinkamai montuoti. Ir beje, tai užtruko 2 dešimtmečius. Tai buvo itin brangu. Dar minima viena itin brangi medžiaga - smiltainis, kuris vežamas buvo net iš Švedijos, Gotlando salos. Taigi galime pasidžiaugti, kad besimokydamas ir nemažai metų praleidęs Italijoje, Pažaislio vienuolyno fundatorius Kristupas Zigmantas Pacas iš Italijos parsivežė ne tik tai meilę kamalduliams, kuriems fundavo šį vienuolyną, bet ir meilę italų arba vakarų Europoje architektūrai ir menui. Iš gausaus italų menininko būrio žinomiausias mums šiandien yra Mykolas Arkangelo Paloni. Tai yra tapytojas, dailininkas, kurio freskomis mes pasigėrėsime bažnyčioje ir fundatorių salėje. Apie jį beje vėlgi mūsų įnoringasis fundatorius rašo laiškuose ir skundžiasi jo lėtumu ir teigia, kad norėtų ir ieškotų galbūt keisti kažką, bet pripažįsta, kad geresnio už jį nėra. Ir iš tiesų Palonis 17 amžiuje laikomas vienu žymiausių vakarų Europos menininkų rezidavusių LDK teritorijoje. Na ir vėl galim pasidžiaugti, kad fundatorius nepašikštėjo ir mokėjo, kaip suprantame, nemažą atlyginimą, netgi 10 metų. Taip pat yra minimos Fredijanio pavardės, Stiuko Lipdinių Meišto pavardės. Įdomu tai, kad vienintelio lietuvio Medekšos pavardė yra paminėta visam statybų dešimtmečio laikotarpyje. Na ir galima galvoti, kad jis atliko maždaug statybų darbų priežiūros, darbų vykdytojo ar panašiai pareigas. Bet už tai mes galime jaustis kaip mažojoje Italijoje. Grįžtant prie mitų, matote labai gražius du, kadangi, kaip ir sakiau, Pažaislis yra labai simetriškas, du šuliniai, kurių pagrindinis mitas ir galbūt net gajausias iki šių dienų būna, kad ir šiandien žmonės paklausia, kasgi tuose šuliniuose, ar tebėra ten auginami vėžliai. Buvo gajus mitas ir jis beje buvo užrašytas ne vieno keliautojo užrašuose, kad kažkodėl tai manoma, kad kamalduliai tuose šuliniuose laikė vėžlius. Prisiminkime, kamalduliai nevalgo mėsos, o vėžlys galbūt vandens gyvūnas. Taigi galime prieš žengdami, tiksliau nežengdami, o artėdami prie trečiojo, nemažiau svarbaus slenksčio, dar pasigrožėti italų architektų sukurtų grožių. Vienuolynas turi 2 kloatrus, nuostabius kloatrus ir nesutikite, kad tai yra tikrai Italija. Juose, kuo mes džiaugiamės, žydi senovinės rožės. Tos pačios beje, kurios yra pavaizduotos bažnyčioje Kamaldulių Dievo motinos paveiksle. Ir rožės ne tik džiugina svečius, bet rožės gausiai, rožių žiedlapiai gausiai naudojami ir Montepatsis virtuvėje. Kamaldulių vienuoliai, eremitai, tai reiškia, kad gyvena visiškoje tyloje, bendrauja netgi tarpusavyje minimaliai, gyvena po vieną namelyje, turi kiekvieną savo darželį, ir iš tiesų dirba, meldžiasi, miega, valgo.
Galbūt ne veltui dėl to kamalduliai itin apaugo mitais ir legendomis. Žmonės, aplinkinių kaimų gyventojai jų tiesiog bijojo ir vengė. Kalbėjo, kad jie nesiprausė, nesiskutė, karstuose akmenį po galvą pasidėję miega ir geriau čia neiti. Bet prisiminkime tą užrašą, kuris kabėjo ant didžiųjų vartų. Tas užrašas reiškia, kad moterys čia nepageidaujamos. Ir iš tiesų tik 18 amžiui buvo leidžiama moteriam, ir tai ne visom, tik geradariam ir prisidedančiam prie Pažaislio gerovės, įžengti į Kamaldulių vienuolyną, ir tai tik keletą kartų per metus. Taigi, Kamaldulių eremitas, sodas, pagal planą ir sumanimą buvo sumanyta, kad čia gyvens 12 Kamaldulių vienuolių, tai reiškia, turėjo stovėti 12 namelių. Į sodą įžengti šiuo metu negalima, tačiau matome dar vieną simbolį, tai yra varpinė. Varpinė yra pačiam vienuolyno krašte, pakraštyje ir simbolizuoja, vėlgi grįžtant prie Kamaldulių vienuolyno herbo, tos 2 balandžius geriančius iš vienos taurės, tai yra kaip žvaigždė virš tos taurės. Kamaldulių vienuolynas, varpinės paskirtis buvo, vienuoliai turėjo vienintelį progą, kaip sako istorikai, pasižiūrėti į pasaulį iš viršaus. Tai vienuoliai tiesiog užlipdavo ir apžvelgdavo. Tačiau ką jie matydavo? Jie matydavo miškus, bet ne žmonės. Ir čia dėrėjo ramybė, tyla, susikaupimas ir darbas. Kamaldulių vienuoliai garsėjo ir tebegarsėja, beje, veikiančiose vienuolynuose vienuoliai augina intensyviai vaistažoles, ir logiška daro įvairius užpilus ir su vaistažolėms susijusius medikamentus. O šiandien čia tiesiog ramybė. Tik įžengus į bažnyčią, pirmiausia, patenkame, užlipame, ar kaip pasakyti, ant Pažaislio vienuolyno fundatorių kriptos. Šioje kriptoje yra palaidoti abu fundatoriai. Jau daug kartų šiandien mano minėtas Kristupas Zigmantas Pacas ir jo ponia, prancūzaitė, kilminga dama Klara Izabelė de Mailas Karis. Patikėkite, apie šią ponę galima pasakoti labai ilgai ir labai įvairiausių įdomiausių dalykų, bet apie juos žinoma ne bažnyčioje. Kripta atspindi baroko laikams būdingas prieštaravimus. Viena vertus, kiekvienas įžengęs į bažnyčią užmina ant fundatorių kapo. Tuo lyg ir fundatorius save pažemina. Kita vertus, kiekvieną kartą arba kiekvienas užžengęs pagalvoja ir turbūt nusiunčia fundatoriui kažkokią žinutę. Pažaislio bažnyčios centras be abejonės yra mano minėtas šešiakampio kupolo pats epicentras. Ir kuo tas novatoriškumas pasireiškia, turbūt galime pajusti atsistoję pačiam jo centre ir pajusti šių laikų 3D efektą. Apie freskas būtų galima kalbėti labai ilgai, kviečiu atvykti kiekvieną individualiai, pabūti, pamedituoti, pasimaudyti šviesos jūroje ir tiesiog pasigrožėti. Įdomus dar vienas momentas, atkreipkite dėmesį į dešinėje pusėje esančią koplyčią Magdalena de Pazzi. Ir ji vaizduoja ir pasakoja dar vieną įdomią su Pacų gyvenimu susijusią istoriją. Viena iš versijų liudija tai, kalbant apie Pacų giminės kilmę, kad Pacai save kildino iš italų Florencijos giminės de Pazzi. Kas domitės istoriją, turbūt teko girdėti, kad tai giminė, su kuria labiausiai kovojo Medičiai, žymieji Florencijos gyventojai ir valdytojai.
Na, dėl šios versijos istorikai ginčijasi, yra manančių, kad abiem giminėm, tiek Pacams, tiek Pazį, savotiškai buvo naudinga draugauti ir giminiuotis. Kažkokių reikšmingų santuokų išlikusių nėra, tačiau kad draugystė buvo palaikoma, tai šitas yra žinoma. Na ir svarbiausias Pažaislio vienuolyno bažnyčios akcentas tai yra Švenčiausios Marijos mergelės paveikslas kabantis altoriuje. Šis paveikslas garsėja malonėmis arba votais, jų šiandien yra daugiau nei 150. Ir įdomu, šį paveikslą kaip leidimą Kristupui Zigmantui Pacui steigti čia vienuolyną atsiuntė popiežius Aleksandras VII. Ir įdomu tai, kad turbūt joks paveikslas nėra tiek klajojęs ir keliavęs ir įvairiausiais net nepaaiškinamais būdais sugrįžęs ir dingęs ir vėl atsiradęs. Taigi šiandien džiaugiamės, kad Dievo motinos ar Kamaldulių Dievo motinos paveikslas kabo altoriuje ir traukia piligrimus, praktiškai iš viso pasaulio. Visi ekskursijų dalyviai atvedami čia į šitą patalpą dėl, tokios labiausiai popsiškos galbūt priežasties. Beje, prancūzai nesidžiaugia atėję čia, kadangi čia šitose grindyse manoma, kad žymės paliko didžiojo Prancūzijos karvedžio Napoleono žirgo kanopos. Taigi matėme Napoleono žirgų pėdsakus praktiškai bažnyčioje. Dabar šiek tiek apie kitą laikotarpį, kuris vėlgi itin aktualus ir ženklus Pažaislio istorijoje. Tai yra Rusijos caro Nikolajaus I palikimą. Galime pasidžiaugti, kad caras buvo išsilavinęs, gan plačių pažiūrų ir kad Pažaislis jam patiko tiek, kad nusprendė jį išsaugoti ir pritaikyti ortodoksų vienuoliams, bet ne visiškai nugriauti. Taigi nutiko taip, kad Rusijos caras išvijo Kamaldulius ir beveik 100 metų čia atkėlė ortodoksus kongregacijos Uspienėje brolius. Šie broliai jau buvo atviri, jie negyveno taip uždarai kaip Kamalduliai, buvo net įsteigę berniukų mokyklą, bendravo su gyventojais, tačiau istorikai sako, kad aplinkinių kaimų gyventojai jų vengė, bet iš esmės daugiausia dėl politinių priežasčių. Tačiau kodėl būna, kad svečiai net specialiai iš Rusijos atvažiuoja dėl vienos priežasties į Pažaislį, ogi aplankyti ir nusilenkti prie vieno iš šventoriuje esančių kapelių. Čia palaidotas Rusijos kunigaikštis Lvovas ir mes jį žinome kaip senojo carinio Rusijos himno autorių. O iš tiesų nutiko taip, kad Lvovas laikomas bene dešiniąja caro ranka, ir caro užsakymu Lvovas sukūrė Rusijos himną. O dabar kviečiu į kitą pusę pasižiūrėti ir pats laikas paminėti ir papasakoti apie šių dienų Pažaislio vienuolyno šeimininkes. Ne Kamandulės čia gyvena. Vienuolyne gyvena, juo rūpinasi ir prižiūri seserys Kazimierietės. Švento Kazimiero kongregacija buvo įsteigta prieš 100 metų Jungtinėse Amerikos valstijose išeivė emigrantė Marija Kaupaitė. Įsteigė vienuolyną, kongregaciją tiksliau, ir grįžus į Lietuvą su dar 4 seserimis ėmėsi ieškoti vietos fiziškai vienuolyno įsteigimui. Ir čia yra labai įdomi istorija. Sakoma, pasakojama, kad Marijai Kaupaitei buvo pasiūlytos 3 vietos. Pastatas Kauno senamiestyje, pastatas Vilniaus senamiestyje ir ši. Ir aišku, mes labai džiaugiamės, kad anuomet Marija pasirinko šį apleistą, nuniokotą, praktiškai arti su sunykimo ribos Pažaislį. Ir moterys ėmėsi darbų.
Ir vienuolynas, aišku, pamažu, tačiau statėsi, kūrėsi iš naujo. Na ir seserys, dar gyvos seserys pasakoja, kurios jau gavo pasakojimus iš kitų seserų, na, kad būtent anuomet čia tiesiog klestėjo ir virė gyvenimas. Vienuolyne manoma, kad gyveno arti 100 seserų. Seserys pačios išlaikė gyvulius, augino javus, grūdus ir panašiai. Per masinės šventes, tai yra, pavyzdžiui, žolinių atlaidus, čia būdavo 1000 maldininkų. Ir įdomus patiekalas ir daug seserų pamena įvairiausius receptus, kuriuos mums yra ir patikėjusios, ir mes kai ką pritaikome Montepasės virtuvėje. Bet vienas, tai yra, pasakoja seserys, kad atsimena tiesiog kibirus virtų pončikų. Būtent žolinių kažkoks firminis akcentas buvo pončikai. Na, o seserys, aišku, čia galėjo gyventi ir atlikti savo misiją tik iki sovietmečio. Logiška, kad sovietų laikais, 48 metais, seserys iš vienuolyno buvo išvytos. Bei įdomus faktas, kad Antrojo pasaulinio karo metu seserys pasakoja, kad sviediniai krito visai šalia ir galite tik įsivaizduoti, kad pats vienuolynas, galim pasidžiaugti, jis išliko. Na, o šių dienų seserys, pakartoja antrą kartą tą buvusią istoriją. Vėlgi, kai seserim buvo leista grįžti nepriklausomybės laikais, seserys grįžo ir dėja vėl rado vienuolyną nuniokotą. Be grindų, su pakeistomis sienomis. Tiesiog tarybiniais laikais Pažaislyje vyko nelabai geri dalykai, kuriuos norisi praleisti, tačiau mes turime žinoti istoriją. Sovietiniais laikais Pažaislyje buvo įkurta ir psichoneurologinė ligoninė, čia veikia Čiurlionio meno muziejus, paskui buvo turizmo bazė. Na ir iš tiesų vienuolynas buvo tikrai arti išnykimo ribos. Tad džiaugiamės, kad seserys sugrįžo, seserys čia gyvena, jam vadovauja, jų vienuolyną prižiūri, na ir bendrauja su lankytojais. Seserys yra paštalinės, jos organizuoja ir kolekcijas, ir čia vyksta gražūs koncertai ir įvairūs renginiai. Seserys priima lankytojus, na ir laukia jūsų visų, atvyksta. Kazimierietės, kaip ir Kamaldulių vienuolynas, arba dauguma, arba turbūt net visi pasaulio vienuolynai veikia kaip gerai sutepti mechanizmai su savo kasdieninėmis, kasmetinėmis, kassavaitinėmis pareigomis, jų pasiskirstimu, jų rinkimais vėl iš naujo, bet galim džiaugtis, kad seserys Kazimierietės ne tik apaštalauja ar rūpinasi dvasiniais dalykais, tačiau imasi ir organizacinių projektų. Ir vienas jų tai yra puikiai restauruotas, moderniai įrengtas ir atnaujintas Pažaislio informacijos turizmo centro muziejus. Tačiau į jį kviečiu kiekvieną apsilankyti individualiai. Ir patikėkite, ten yra daug lobių, intrigų ir tų pačių paslapčių atskleidimo raktų. Sveiki sugrįžę į pasaulietiškąją Pažaislio vienuolyno dalį, svetingumo kompleksą Montepasės. Esame turbūt pagrindinėje, centrinėje Montepasės erdvėje, tai yra registratūra, arba istoriškai prisiminkime, šita vieta yra vadinama Šventaisiais vartais. Na ir kągi, šitie šventieji vartai tarnauja ne tik pasisėdėjimui, pasikalbėjimui, atvykimui ir išvykimui svečių, tačiau čia mes įkūrėme dovanų vartus. Dovanų vartuose svečiai gali pamatyti, aišku, tik dalį mūsų turimų unikalių gėrimų ir kitų vienuolynų produkcijos pavyzdžių. Tuo pačiu noriu paminėti, kad Montepasės stengiasi puoselėti ir atliepti 17 amžiaus kultūrą, tai yra gastronominė kultūra, apie kurią kalbėti galime ištisai.
bet lygiai taip pat puoselėjame ir gėrimų kultūrą. Labai džiaugiamės, kad esame geriausią vyno sąrašą turintis restoranas Lietuvoje. Ir kuogi mes esame unikalūs, ne tik gausa, kokybė, bet ir tuo, kad tik pas mus galima paragauti vienuolių pagaminto vyno. Šiuo metu partneriaujame su beveik 10 Europos vienuolynų, kur vienuoliai gamina ir šiandien vyną. Na ir pasak svečių, tai yra ne tik skaniau, geriau, bet gal truputį ir pakylėja aukščiau. Pažaislio Kamaldulių vienuolynas, kaip ir dauguma Europos vienuolynų, žinoma, turėjo savo biblioteką. Labai gaila, tačiau knygų, aišku, praktiškai neišliko. Kokio dydžio tiksliai buvo biblioteka, taip pat nėra žinoma, tačiau istorikai mano, kad Kamalduliai turėjo virš 500 knygų lentynas. Ir ne tik teologinio turinio veikalus, bet ir filosofijos, istorijos, taigi biblioteka buvo pakankamai vertinga. Na, o mes, Montepacis, meno istorikės ir rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės paraginti, partneriaujant su Maltos ordino ambasadorium, nusprendėme pabandyti atkurti, jeigu taip galima pasakyti, istorinę biblioteką. Ir mūsų svečiai šiandien gali, kiek tik tai nori, skaityti, gilintis į Pažaislio, Kauno, Lietuvos, LDK ir Europos istoriją. Taigi esame didžiausioje, gražiausioje Montepacis salėje, kuri yra vadinama fundatorių. Aišku, tai pavadinta fundatorių garbiai. Dėl to, kad žinome, kad ir fundatorių laikais šioje salėje vyko gražios šventės, priėmimai, pokyliai, pobūviai. Mes didžiuojamės, kad šią salę puošia du mano minėto iškilaus italų dailininko Mykolo Arkangelo Palonio originalūs paveikslai. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į kito autoriaus Šulco darbus, kuriuose yra pavaizduoti fundatorių portretai. Na, apie Kristupą Zigmantą Pacą aš jau kalbėjau šiandien nemažai, tačiau dabar noriu priminti ir pakalbėti apie jo ponę. Klarą Izabelę de Mailą Skaris. Kilminga prancūzaitė, kurią kaip savo rūmų damą atsivežė iš Paryžiaus į LDK būsimoji karalienė Marija Gonzaga. Marija Gonzaga, Klara ir Marija Kazimiera, 3 jaunos, kaip istorikai sako, gražių veidelių, buvusių turtingų, o likusių tik kilmingų prancūzų giminių šeimų dukros, atvyko čia į šituos miškus ir visos 3 padarė puikią karjerą. Marija Gonzaga praktiškai iš karto tapo LDK karalienė, Marija Kazimiera vėliau ištekėjo už Sobieskio ir vėlgi tapo LDK karalienė. Na, o Klara Izabelė ištekėjo už Kristupo Zigmanto Paco, na ir tapo de facto pirmąją Lietuvos ponia, kadangi didysis kancleris tai būtų atitikmuo šių dienų ministras pirmininkas. Šias damas ne veltui mes galime vadinti pirmosiomis mūsų šalies feministėmis. Jos atvežė ne tik šukuosenų, rūbų, madas, jos atvežė netgi naujus elgsenos modelius, koketavimo, salioninės kultūros pradžią. O jeigu kalbėti rimčiau, tai manoma, kad šitos damos prisidėjo ir prie fundacijų, kadangi iš vakarų Europos atvežė savotišką madą funduoti religinio ar kito turinio objektus. Na, Klara buvo pripažinta anų laikų gražuolė, bet aišku, čia spręsti mums kiekvienam, tad kviečiu pasižiūrėti. Taigi esame šviesioje, elegantiškoje, antro aukšto salėje, kuri yra vadinama Klaros sale. Kodėl? Tiksliau, kas čia buvo Klaros laikais, mes nežinome. Ar jos salionas, ar buduaras, ar ji čia miegojo, ar rengė priėmimus. Na, bet tik tiek žinome ir vadiname šią salę Klaros. Šiandien čia vyksta įvairūs susitikimai, konferencijos, privačios šventės. Na ir kas dar labai gražu, kad šios salės langai
Pažaislio koncertų, Pažaislio festivalio koncerto metu ar kitų renginių metu tarnauja kaip VIP žiūrėjimo zona, nes tiesiai ir saugiai lietui nelyjant galima stebėti ir džiaugtis renginiu. Istorikai šiandien sako, kad tai, kad istoriniuose Pažaislio vienuolyno svečių namuose šiandien veikia viešbutis, yra puikus istorinio teisingumo atkūrimo pavyzdys. Aišku, labai būtų įdomu sužinoti, ką pasakytų apie šios dienos kambarius Pažaislio fundatorius Kristupas Zigmantas Pacas. Aišku, tokios galimybės nėra, bet Svetingumo kompleksas Montepacis, mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esame mažas, tačiau stilingas, jaukus, tik 13 kambarių viešbutis, 4 žvaigždučių viešbutis ir beje esame priimti į prestižinę paveldo viešbučių pasaulio organizaciją. Na ir su dideliu džiaugsmu noriu praverti jums mūsų viešbučio kambario duris. Kaip minėjau, turime tik 13 kambarių, tačiau savo svečius galime apgaubti išskirtiniu individualiu dėmesiu. Antrajame aukšte yra įrengti kambariai, kurie yra standartiniai, kuklus, tvarkingi, asketiški ir kaip svečiai sako, tai yra tikras sielos spa. Kadangi mažam jaukiam kambarį yra įrengtas mažas langas. Ir mokslininkai sako, kad tai yra pats puikiausias pabėgimo į save ar nuo pasaulio būdas. Kadangi tu, būdamas unikalioje erdvėje, lyg ir trokšdamas atitrūkti nuo pasaulio, tačiau tas mažas langelis, jis simbolizuoja ramybę. Tu būk ramus, pasaulis yra, tu šiuo metu gali susitelkti į save ir į savo gerovę. Šitie kambariai yra pavadinti visų čia ne visų žinoma, tačiau mums žinomų ir labiausiai žinomų menininkų vardais. Tai yra jau mano šiandien kartą minėtas Arkangelo Palonio dailininkas, Bolšeidas Stiuko lipdinių meistras, vienintelis lietuvis Medekša, Putiniai, Fredianiai. Na, tie žmonės, kurie negalime, nežinome, kiek jie čia laiko ir kuriuose būtent kambariuose gyveno, bet kad jie čia praleido daug laiko, tai šitas garantuota. Taip pat turime 4 vadinamus liukso stiliaus kambarius, kurie vėlgi jau čia, žinoma, griežtai suderinus su istorikais, yra pavadinti jau mano minėto Napoleono, Rusijos caro Nikolajaus I vardais, taip pat turime Sobieskio kambarį, na ir turime Švedijos karaliaus Karolio XII kambarį. Apie šį karalių yra užrašytas įdomus atsitikimas, kuris patvirtina, kad jis čia lankėsi. Fundatorių salėje veikia smiltainio židinys, kuriuo mes labai džiaugiamės. Ir būtent su šito židiniu susijęs pasakojimas yra užrašytas apie Švedijos karalių Karolį XII. Karalius, kaip ir dauguma šitų istorijų apie iš anų laikų istorijų, prasideda, kad atvyko labai sušalęs ir tiesiog labai norėjo sušilti. Atsisėdo karalius prie židinio, ištiesė kojas ir tik po kurio laiko pamatė, kad židinė dega ne ugnis, o labai tikroviškai nupiešta ugnis ant apsauginės sienelės. Karalius supyko, spyrė į židinį ir ant židinio liko jo batų žymė. Tai va tokia keista istorija, tačiau ji patvirtina, kad jis čia lankėsi. Na ir turime 2 prašmatniausius kambarius, tai yra, aišku, kieno vardais jie pavadinti, tai yra Kristupo Zigmanto Paco kambarys, na ir kitoje pusėje, šiaurinėje pusėje, kadangi šitą žinome iš istorikų, kad pietinė pusė priklausė fundatoriui, o šiaurinė pusė priklausė lyg ir poniai, tai šiaurinėje pusėje turime taip pat įrengtus Klaros Izabelės de Mailas Karis apartamentus. Kaip ir sakau, nežinome, kiek jie čia laiko gyveno, tačiau istorikai sako, kad buvo. Bet kuo mes šiandien labai džiaugiamės, tuo, kad šitie kambariai ir šiandien yra gyvi, pilni svečių, šurmulio ir, kas svarbiausia, labai gražių, mielų svečių. Šeimos su vaikais, romantiškos poros, menininkai, rašytojai, kūrėjai, verslininkai, sako, puikiai čia pailsi, gauna įkvėpimą, gražius sapnus. Na ir ne veltui mes mėgstame savo svečius perspėti, kad svajokite ir sapnuokite.
atsakingai, nes Pažaislyje svajonės pildosi.